Logoso žurnalo 81 numeryje man teko rašyti straipsnį apie žinomą mūsų viduriniosios kartos vitražo dailininkę Rasą Grybaitę. Menininkė gimė 1973 metais Jurbarke. Dailės pradėjo mokytis Vilniuje, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnazijoje, o 20-ojo amžiaus pabaigoje Vilniaus dailės akademijoje studijavo vitražo specialybę. Čia menininkė ugdė Lietuvos vitražo autoritetai, profesoriai Kazimieras Morkūnas, Algirdas Dovydėnas, Bronius Bružas. Baigusi studijas VDA monumentaliosios dailės katedroje, ji jau pati dėstė vitražo kompoziciją, kurį laiką pedagoginį darbą derino su muziejinė veikla, studijavo VDA meno aspirantūroje. Vis dėlto dailininkę vis labiau traukė jos gimtasis miestas Jurbarkas, ten gyvenantis artimi žmonės, o svarbiausia jos senelio žymaus tarpukario skulptoriaus Vinco Grybo namai, memorialinis muziejus, kuriame menininkė dirbo muziejininkė, o vėliau ėmėsi vadovauti šiam muziejui ir tai daro iki šiol. Šioje terpėje dailininkės veikla tapo itin sėkminga, atspindėjo naujosios muziejininkystės principus. Pagal dailininkės parengtą projektą Vinco Grybo muziejus gavo Norvegijos kultūros fondo finansinę paramą, todėl buvo atnaujinta Grybo dirbtuvė, paversta jo ekspozicijos sale, renovuotas skulptoriaus gyvenamasis namas su jame įsikūrusia muziejaus administracija ir keliomis parodų salėmis. Taip pat įsteigtos pavyzdinės vitražo dirbtuvės skirtos vaikų ir suaugusių dailės mokymui. Derėtų pažymėti, kad intensyvi muziejinė veikla niekiek nesutrukdė dailininkės aktyvios kūrybinės raiškos ir neabejotinai padėjo augti jai kaip menininkei. Dailininkė kūrė monumentaliosios plastikos srityje, nemažai vitražų jį įgyvendino bažnyčių ir visuomeninių pastatų interjeruose. Taip pat dalyvavo įvairiose vitražo bei meninio stiklo parodose, tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose skaitė paskaitas įvairiais meno raidos ir vitražo klausimais. Paminėtini autorės darbai Sudargo, Šakių, Vilkyškių, Jurbarko, evangelikų liuteronų bažnyčiose bei katalikiškoje Abromiškių reabilitacinės ligoninės koplyčioje. Gyvendinant vitražų užsakymus evangelikų liuteronų bažnyčioms, Rasai Grybaitei labai pravertė jų tikėjimo apeigų bei meninės platformos išmanymas, kurį dailininkė įgijo dar studijuodama meno aspirantūroje. Ten ji parengė mokslinį darbą Protestantų religinė dailė, ištakos ir tradicijos. Įsigilinimas į kurių nors temų bei vaizdinio perteikimo būdus menininkę paskatino nueiti netrumpą kelią, pradėti nuo abstrakčios plastinės kalbos ir vaizdo asociacijų, o vėliau pasukti originalaus siužetinio realistinio vaizdavimo link. Taigi savo vitražuose menininkė stengiasi kūrybiškai pažvelgti į evangelikų liuteronų tradicijas ir perteikti jas bažnyčioms kuriamuose naujuose kūriniuose. Žymus pastorius Vokietijos Emericho miestelio Kristaus bažnyčios vadovas Martinas Baueris, apmąstydamas savąsias patirtis, yra pasakęs, kad tuo laiku, kai buvo kuriami jo bažnyčios langų vitražai, jam pavyko naujai suvokti egzistencinį religinio meno vaidmenį, cituoju. Stebint vitražus man paaiškėjo, kad greta žodžio ir bažnytinės muzikos vitražo vaizdai yra trečioji Dievo skelbimo forma. Evangelija turi kilti mums prieš akis. Šią mintį galima pakartoti teiginiu, kad dvasinė patirtis mus užklumpa skirtingai. Vienus per muziką, kitus per architektūrą, dar kitus per santykius su gamta ar kitais žmonėmis, per maldas ir šventą žodį, o vaizdinį įsisąmonimą gali paskatinti ir spalvoto stiklo keliamas efektas. Kiekvienu atveju šių teiginių pagrindų ryškėja mintis, kad vaizduojamasis menas bažnyčioje yra itin svarbi integrali liturginio patyrimo dalis. Šitai suvokti padeda sakraliniai Rasos Grybaitės darbai, vieni paremti tapybinę abstrakciją, kitigi kruopščių vitražų piešinių, simbolinių ryškių spalvų ar juodai baltų sprendimų. Keletą minčių norisi pasakyti ir apie parodinius Grybaitės darbus, nes daugelis jų taip pat persmelkti savitos sakralumo atmosferos. Autorė mėgsta remtis klasikinė daile.
interpretuoti garsių menininkų teminius motyvus. Juos panaudoja ir savo kuriamuose stiklo paveiksluose. Čia derėtų paminėti vitražinės plokštės su įvairių epochų autorių Rafaelio, Diurerio, Žano Gužono ar Vinco Grybo siužeto perfrazavimu, įvairių atvaizdų, angelų, deivių, portretų, įterpimu į naują kūrybinę terpę, keičiančią žinomo paveikslo turinį ir prasmę. Menininkė yra sukūrusi ir keletą plokščių vaizduojančių mergaitės trykštančias džiugaus vaiko gyvenimo, jaunystės įspūdžių patyrimu. Šiuose plokštėse panaudotas fotorealistinis vaizdavimo metodas dar kartą įrodo nepaprastus autorės piešimo gebėjimus. Apibendrinant Rasos Grybaitės darbus, galime matyti tai, kad dailininkė siekia ikonografiškai pagristai, meniškai turtingai ir skirtingai traktuoti kiekvieną vitražą.